Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Šiandien noriu pasakyti, kad kartais mums tenka girdėti, kad vienas tikėjimas, kitas tikėjimas, trečias tikėjimas ir vis dažniau ir dažniau atsiranda kažkokio naujos atšakos tikėjimo arba dar kažkokie religijos atšakos. Ir dažnai man tenka kalbėti su tokiais, kurie sako, mes pripažįstam visus pranašus, mes pripažįstam visus kunigas ir dar mes pripažįstam būtent šitą pranašą, dar vieną pranašą, dar sekantį pranašą, dar. Viskas gerai. Iš pirmo žvilgsnio viskas gerai, jeigu mes nustatom būtent tą priežastinį ryšį, kuris susiję vienas su kitu pranašu, bet kartais mes galim girdėti, kad prieš 100 metų, prieš 50 metų, prieš 200 metų, prieš 400 metų atsiranda kažkoks žmogus, kuris pradeda vadinti save pranašu. Ir jis sako, kad aš pranašas, aš tas pranašas, jisai kažkas sako, daro, ir šitie žmonės sako, va taip, mes pripažįstam tą, bet ir pripažįstam ir kitą pranašą, apie kurį prieš jo esantis pranašas, kurį mes patvirtinam visi, nebuvo minėtas. Ir mes puikiai žinom, kad pripažinti kitą pranašą turi egzistuoti tam tikros standartai, kuris, pavyzdžiui, vienas iš tų, kuris sako, kad apie sekantį pranašą turėjo paaiškinti ir įspėti prieš jo esantis pranašas. Arba žodžiu, arba per šventą raštą. Jisai turėjo būti minimas ir būtent maždaug kada jisai gims, su kokia būtent misija jisai ateis ir kad jisai šauks į monoteizmą žmonės. O dabar mes kartais girdim, kad atsiranda ten kažkokioje šalyje, atsiranda žmogus, kuris pradeda vadinti save pranašu, neturėdamas tam tikros žinios arba tam tikros patvirtinimus, įrodymus, kad jisai pranašas. Jeigu kažkas sako, kad aš tikiu Mozė pranašu, tai reikia tikėti visą tą, ką jisai sakė, kad ateis pranašas Jėzus po jo, Mesija. Ir jeigu mes pažiūrėsim į Seną testamentą, tai būtinai pamatysim, kad jisai tikrai Mozė aleisam sakė, kad po jo ateis pranašas Jėzus aleisam su tam tikra misija. Todėl jisai vadinamas ir minimas kaip Mesija. Atlikti tam tikrą funkciją, tam tikrą pareigą. Taip pat, jeigu mes pažiūrėsim, Senajame testamente yra minimas pranašas Muhamedas ir taip pat ir Isa aleisam. Jėzus taip pat sakė apie pranašą Muhamedas, kuris apie tą, kad ateis pasiuntinys, kuris bus skirtas visiems pasauliams, visiems žmonėms. Tai jeigu mes tikim to, o pranašas Muhamedas pasakė, kad po manęs aš esu paskutinis pranašas. Aš esu tos grandinės galutinis, užbaigiantis žiedas. Tai po jo reiškia niekas daugiau pranašų naujų neateis. Tai iš kur tada galim mes sakyti, kad mes taip patvirtinam tos pranašus ir dar po to mes galim patvirtinti dar naują pranašą, apie kurį net nebuvo minėta. Tai todėl mums reikia būti atsargiems ir žiūrėti, pagal kokios kriterijus ir taisyklius mes galim pripažinti ir sakyti, kad tas žmogus yra pranašas, o tas žmogus nėra pranašas.